Namuose esantis elektros jungikliai ir lizdai atlieka svarbias funkcijas. Retai susimąstame, kad per dieną bent keletą kartų liečiame, spaudžiame ar sukame keletą dešimčių įvairiausių jungiklių ir lizdų. Populiarėjant aukštos raiškos televizijai, interjeruose reiktų pagalvoti ir apie lizdus aukštos raiškos televizijai pajungti. Šiuo atveju reikėtų nepamiršti tiek HDMI lizdų, tiek USB lizdų, tiek garsiakalbių, kurių visi laidai gali būti paslėpti sienose. Aukštos raiškos televizijai neapsieinama be HDMI ir USB lizdų. Vartotojams turintiems skaitmeninę televiziją reikėtų atkreipti dėmesį štai į šitą gaminį. Šiuolaikiniuose biuruose ar namuose neišsiversime be telefoninio ryšio, televizijos ir interneto. Tam reikia specialių lizdų, kurie gali būti montuojami individualiai arba grupinio montavimo sistemose. Šiuo metu galime rinktis rėmelius dviejų tipų. Vieni jų yra prigludę prie sienos, kitigi turi tarpelį. Itin patogu, kad visi šie gaminiai gali būti sumontuoti rėmeliuose nuo 1 iki 5 vietų. Tam tikrose vietose reikia įrengti kištukinius lizdus ir jungiklius su padidintu apsaugos laipsniu. Drėgnose patalpose arba vonios kambariuose reiktų nepamiršti rinktis kiek kitokius kištukinius lizdus ir jungiklius, kurie yra apsaugoti nuo drėgmės patekimo. Šeimoms auginantiems mažamečius vaikus reikėtų nepamiršti apie kištukinius lizdus, kurie turi taip vadinamas sklendės, apsaugančias nuo netyčinio vaikų prisilietimo prie elektros kontaktų. Šiuolaikiniai jungikliai ir lizdai gaminami iš labai kokybiškos plasmasės, kuri yra atspari braižymuisi, žalingiem aplinkos poveikiam ir nepalaiko ugnies degimo.